rūžavas atrodo sunkesnis, nes reikia palinkti šonu. Turime pačią kamerą. Čia turbūt bus batareika. Nieko nedaro savo gyvenime. Tai matau kaip... Čia yra svoguniukai, kuriuos galima pakapot, bet legaliai negaliu valgyti. Nu, aš esu jau 20 metų su mama ir... Visų pirma, kas vyko, tai aš nusipirkau naują kamerą, kur galėsiu filmuoti visuose darbuose video, kur dabar yra wow. Ir reikėjo ją išpakuoti. Ok. Nice. Tai mūsų kamera. Smagu, kad jie man nemokamai pardavė deguonies, nes to man dabar labiausiai ir trūksta. Ok. Svarbu. Diržas. Ok. Turime pačią kamerą. Čia turbūt bus batareika. Hopes, kad pakrauta. Kol kas turiu tik vieną batarkę, tai tipo man reikės nusipirkti multiple ones, nes kai įsikrauna visą laiką turėtų gerai backup, kaip kažkada anksčiau, kai buvau nusipirkęs. Ir panašu, kad daugiau nieko nėra. Okay. Holy shit. Nice. Turime patogų handle, tiesiog galiu užsikabinti. Reikia filmuoti, yra būtent jeigu nori fotografuoti mažas toksai šudukas stebėt. Dabar turėtų kažkur būti, atsidaro, matomai dedasi, ok, batareika. Jo, ok. Tai... Įdomu, kur dedasi SD kortelė. Atsiprašau, wait the fuck. Ok, viskas aišku. Dabar būtų labai cool, jeigu jis būtų pakrautas. Off. On. Alio. Jeigu laikyčiau abidvi, svoris man labai panašus jaučias. Turiuomenį, nėra, kad toks laikyt sunku, rankai nepatogu, toks labai niuansinis. Ok, pilna visokių. Tas valiklis, holy shit, yes. Būtent tai, ko ir man reikėjo. Nevermind, ne valiklis, ok. Nice. Ir čia mes turime mūsų lensus. Cool. Ok, tai čia yra būtent tie dantukai, tai aš asumnu, kad čia turiu užsidėti. Ir kadangi turiu rakinius, tai dabar aš galiu filmuoti viską iš skirtingų perspektyvų. Ir mes su tais sakiniais su Ignu nuėjom nufilmuoti porą TikTokų, nu, toks POV perspektyvas. Bet ten labiau tiesiog išėjo, kad mes pradėjom bairiuot. Sveiki, turit lyšną eurą? Ką tu sakai lyšną? Prašau, jūs turit nereikalingą eurą? Atsiprašau, aš turiu nereikalingą, imkit. Jau. Baig! Žabalę, padariau gerą darbą. Nieko, tipo, nu ten, aš esu tas draugas, kuris, tipo, nieko nedaro savo gyvenime. Tai matau kaip... O tu nors prausies? Čia taip cool, čia taip cool. Aš abejoju, ar žmonės pagaus. Čia taip... What do you mean? Ne, tu nejokau. Visi ką pagaus mano smarvę? Man atrodo, tie video nepamatys dienos šviesos TikTok'e. Bet kas pamatys dienos šviesą, tai yra mano darbai sode. Va ten buvo darbo. Tai va čia yra aplinkui visos žolės. Ir čia yra svoguniukai, kuriuos galima pakapot, bet legaliai negaliu valgyti. Job of the day šitoje vietoje, visą šitą apkasinėt iki čia. Čia jau illegal move, bet čia apkasinėt. Pradam kast. Čiau. O, šitas didelis. Ip. Visas šitas šiltas oras. Ok. Šitas šiltas oras. Magic. Nors jeigu aš būčiau vaikas ir man sakytų reikia kasti šiltnamį, aš nebūčiau labai laimingas. Ir man sakytų, jo, visą šitą teritoriją ir nevalgyk svogūnų. Nu, that's not fun. Jums turbūt įdomu, kas yra šitos tubelės, ne? Tai pagrindinė tiesiog yra skylutės, kur tu praduri ir varo vanduo, ne? Ir tada, tipo, tik tais reikia išties, dabar kai viską šone lengviau kast. Ir tada yra kranelis. Jeigu tu nori vandens, tai tiesiog pasuki
Ir čia turėtų tada varyti vanduo, tada mane pakviečia į showcase'ą, tada aš esu laimingiausias komikas pasaulyje ir vanduo duoda visiems daug laimės ir džiaugsmo. Toliau vyksta eksperimentacija, kol kas views eina visai neblogai. Which is good. Yra minusų, yra pliusų, bet daugiau pliusų nei minusų. Tai šitas įsikelia ir iš karto į Instagramą. Nes, tipo, kuo anksčiau kelsi, tuo daugiau peržiūrų galėsi surinkti, nes per dieną tiesiog susikompaudins. Bet jeigu blogas video, nesvarbu kokią valandą kelsi, labai daug nepakeis. Vis laik veikia. Hell yeah. Nice. Matot šitą taikčiuką aplinkui? Reiškia, pabėgu iš kalėjimo. Pa. Myts. Sakiau, kad nemitas. Hell yeah. What do you mean? Hello? Hell, Infinite glitchas, važiuojam. Užbagint, never mind. Ne, aš manau, aš vis tiek tam kačiukui nepatikau. Bet, kas man patinka, tai būtent laipimas. Šiaip visai fan. Tai aš bandžiau su akiniais būtent palaipiot. Kas yra baisu, nes biški bijai, kad nukris, bet šiaip žiauriai smagu. Reikia iššauti mini apšilimą. Keista bus su akiniais filmuot, bet tipo pradedi nuo dvejeto. Laisvai. Op. Ir dasiekė. Aš realiai bijau, kad man akiniai gali nukrist, nes jie biškai kainuoja. Bet gal bus normaliai. Nu, būtų gerai trejetas, o šitas, nu gerai. Bandom šitą. Ok. Op. Šitas žiauriai patogus. Reikia daeiti iki ten. Ir galbūt čia reikia dėti kojytės. Ir užlipiu. Ok, šitas rūžavas atrodo sunkesnis, nes reikia palinkti šonu. Bet I think it's possible. Matos, kad kybė nėra kur dėti. Bet taip, man rodos, gali ir užsikabinti yra kaip ir kur. Never mind, ok, sunkiau nei maniau. Nu, palaipiau ten kažkaip. Vis tiek užskaitau, bent jau kaip apšilimas kažkas, nu, sportas sveikata, nežinau. Bet kas įdomus įvyko, tai kai variau į open mic'ą, Olegas paėmė kamerą ir gavau šiek tiek tokių neplanuotų kadrų, bet cool, nežinau, visai funny, tai tiesiog noriu įdėti. Filmuoju savo open mic'o vlogus, skitus kartais ir viską in between vlogai. Supratau. Ir tu šiandien lipsi kelintą kartą, tu kažką skaičiuoji, turi kažką... Aš jau pamečiau skaičių, jau, bet aš spėju čia gal virš 100 open mic'ų lipęs Comedy Club'e. Labą dieną, mes filmuojam vlogą apie open mic'ą, čia jo vlogas. Jau pradėjai eiti į sporto salę tu? Taip, pradėjau vaikščioti, teisingai. Labai matosi, kad, nu, biškai pasikeitai. Taip, teisingai. Nu, Taip. Žmonės. Aš matau vis motivaciją, kai bėgioju ir aš toks, taip, irgi norisi bėgioti man. Sportas. Taip, sporto motivacija. Parodysiu jums mažą impressioną. Norit? Parodysiu impressioną. Įdėmiai. Sugalvojau naują žaidimą. Čia net ne impressionas. Čia kinematografija. Jo, čia šitas Labai gražu, labai gerbė. Dabar tapau, žinokit, toksai kaip santykių ekspertas jau labai daug metų. Paplokit bent jau kas, kiek 4 metus esat, kažkas jau buvo santykiuose, ne? Jo. Nu, aš esu jau 20 metų su mama ir čia pasakyčiau, kad aš ilgiausiai iš jūsų kol kas esu ekspertas. Ir supratau, kad, žinokit, yra labai sudėtingi santykiai, jūs susidurat su daug niuansų, man kai buvo 12, reikėdavo vaikščioti po parduotuvės ir tenais be manęs besitampydant, žodžiu, reikėjo atsisėsti ant sofutės, ir aš ateinu atsisėdu ir šalia buvo kita. Aš galvoju, blemba, koks liūdnas gyvenimas, reikia sėdėti ir žiūrėti, kaip perkasi nesąmonės. Ir šalia manęs buvo kitas biržas, žymiai senesnis, storesnis, stambesnis, senesnis. Ir aš taip žiūriu jį, jis irgi ten atrodo panašus su kita moterim buvo ir aš toksai,
čia mano gyvenimas. Žiūriu, jį čia aš po 20 metų. Irgi su mama. Kartu, ne? Ir aš taip žiūriu, čia tavo, ne? Čia mano. Kankinamės abudu. Mano močiutė kartu su seneliu ir buvo tenais, mane senelis kažkada pasisodino ir taip sako, jis yra krikščionis, vos susitokė su močiutė. Ir man senelis sako, ar ne, tipo, Lukai, seksas yra šventas dalykas. Ir aš toks, kodėl? Sako, nes vis laik reikia melsis, kad gautų. Moterims sunku labai apsispręs, ką veikti, ar ne, paklausi, ką veikiam, nežinau, ką valgom, nežinau, nori McDonald'o, nežinau. Ir anksčiau senoviai būdavo, kad vyrai varydavo medžioti, ar ne, jie eidavo medžioti ir jie nemedžiodavo su moterim. Ir aš, man rodo, žinau kodėl. Nes ateidavo, pasakydavo jai, einam, šiandien medžiosim šerną ir tokie, nu nežinau, ar noriu šerno. Ką tu nori, nu gal kokių sušių, žinai, sušiai būtų gerai. Ko tu dar nori, nežinau, Ispanija, kas tai Ispanija, nežinau, bet gerai skamba, žinai. Pas mane kartais būna kažkokia labai debiliška fantazija, ateina intimus momentas ir jinai manęs paklausia tenais, ar turi gandoną, bet aš ją matau grinai keleivių kontrolierę, tipo, ar pasiėmėte bilietėlį? A kodėl neturi? Ir aš toks tuoj greit va paimsiu, jau per vėlų. Progą praradai. Dabar susimokėsim baudelę, žodžiu. Yra pora, vad, grinai vietų, kur atrodo, nu, tipo, tikrai geras. Priklauso labai nuo auditorijos ir, man atrodo, skirtingose open mic'ose susirenka tam tikra skirtinga auditorija. Geriausi bairiai, aišku, veikia visur, vidutiniai bairiai veikia kai kur, blogi bairiai veikia niekur. Bet čia aš matau, kad yra kažkas, ką galima būtų pavystyti, labai norėčiau pabandyti kadu šitą patestuoti, nes didesnė salė, biški, labai smalsu. Bet yra bairių, kur nelabai sekėsi, bet man atrodo, kad jie turi potencialą iš tos pusės, kad yra būtent surišimai, kurie yra paminėti, bet approachas, kurį aš pradėjau, jis tiesiog buvo netinkamas. Arba užvedimas, kur idėja gera, reikia iš kitos pusės pasakyti. Bet man rodos, kad tikrai aš jaučiu, kad tame vat, yra tas funny bairis. Tai vat, reikėtų perstruktūruoti. Pradėjau ieškoti darbo ir, žinokit, aš susiradau vieną IT įmonę. Aš realiai ten pasijaučiau kaip šuo. Nu, turiu omeny, aš ne iš nedarbingumo centro, bet daugiau šunų prieglaudos, atrodo, perėjau. Ateinu tenais, mane pasitinka vadybininkas, arba kitaip vadinamas šeimininkas. Ir aš ateinu tenais, jis man ateina, aprodo tas patalpas ir aš kaip šniukas žiūriu aplinkui. O, va čia šitas kabinetas, čia mes visi valgom, tu nevalgai. Parodo savo kabinetą, kur man negalima. Ir aš paklausiu labiausiai aktualų klausimą man, dar potencialiam turbūt darbuotojui. Sakau, ką man reikia daryti? Jis man parodo į kėdę, sako, sėdėt. Ok, supratau, ačiū. Ir kiekvienam darbė yra labai svarbu, pavyzdžiui, pertraukos, aš paklausiu, kaip čia su pertraukom, sako, nu, tai yra pusvalandis, gali išeiti atlikti savo visus reikalus lauke. Ok, ja, tai aš sakau, aš parūkyt, sako, tai kaip kam patogu, žinai. Aš sakau, jūs mane šunių laiko, sako, nelok, aš toks, ok. Žodžiu. Aš visas vlogas video arba dabar baigėsi, bet šiaip žiauriai kietai, žinokit, hebra, aš kai nusipirkau šitą kamerą, čia tiesiog taip bučiau. Turiu menį, tipo, įsivaizduokit tiesiog. Ar jūs tikėjotės mane pamatyti iš kurio perspektyvų? Nu, tipo, suprato.